Bushidos What and Fighters Pouch turnyras Alytaus miesto mero taurei laimėti vyks Alytaus arenoje sausio 24-18 val. Nauji ir jau patyrę kovotojai iš Alytaus bei visos Lietuvos. Bilietų ieškok bilietai.lt. Tai Donatai, nebe pirmas rodeo Alytuje organizuoti Bushidos What turnyrą. Tai kuo šis turnyras bus kitoks nei ankstesni? Aš manau, išsiskirs tuo, kad šiek tiek daugiau bus šviesų efektų, šiek tiek pakeisim arenos struktūrą visą, kaip anksčiau vykdavo ten vienaip, dabar šiek tiek padėliosim kitaip, nenoriu išduoti tos visos paslapties, manau, visi matys atėję į areną, šiek tiek išėjimus pakeisim, aš manau, padarysim dar vieną bombą. Kodėl šio turnyro organizavimui pasirinkai vėl Alytų? Kadangi tai yra mano gimtas miestas, Alytaus miesto savivaldybėje kaip ir irgi prijaučiantys šitiem renginiams, tai mes bendradarbiaujam, turim bendrą kalbą, randam visada su jais ir mes tiesiog nusprendėm, kad Alytus į metus bent 1-2 turės tikrai turnyrus. O šis turnyras apskritai reiškia kažką Alytaus miestui ir vietiniai bendruomeniai? Ką rodo skaičiai žiūrovų, tai aš manau, kad taip. Kadangi patį pirmą turnyrą, kaip dariau Alytuje, buvo ten apie keli šimtai žmonių. Paskutiniam turnyre buvo virš 1000. 1400, neklystu. Tai ką šitie skaičiai rodo, kad žmonės domisi, kad žmonės įsitraukia, jiem patinka tai, ką mes darom ir mes kartu su jais augam. Auga mūsų renginių kokybė, visas vaizdas, tas paveiksliukas keičiasi pastoviai, žmonės kas kartą atėję, nežino, kas ką ras. Tai vat, manau, tuo Alytus mane žavė, nes mano čia gimtas miestas, aš čia augęs, žinau, visus pažįstu, tarkim, kiekvienam turnyre vis kažkokį seną kovotoją įkalbinu, tai va tas toksai va ir yra, tas širdis visada grįžta į gimtą miestą. Ko tu labiausiai tikiesi iš dalyvių apskritai dalyvaujant tokiuose kovinių menų turnyruose? Nes esi ir treneris, ir organizuoji. Ar tu tikiesi iš jų charakterio, kažkokių kovų kokybės, ar tiesiog kažkokių emocijų? Ką aš tikiuosi, tai tikiuosi, kad jaunimas jisai įgyja kažkokios patirties, įgyja drąsos, pasitikėjimo savimi ir šitų turnyrų kažkokia super esmės nėra, aš manau, tai daroma yra dėl bendro tikslo, dėl kovotojų, kurie sukovoja čia įgauna patirties tiek kovose, tiek scenos baimėje, tą visą ringą pajaučia, jau ten tos visai kitos varžybos gaunasi. O kuo tavo nuomonė skiriasi, pavyzdžiui, K1 turnyrai, kurie yra be žiūrovų, tiesiog kovotojai eina kovoti kažkokioj vietoje, o kuo skiriasi būtent tokie mėgėjiški turnyrai kaip SWAT nuo jų, pačiam kovotojui, emociškai, nes turbūt kovos yra galbūt ir lygiavertės, galbūt ir ne, bet kuo čia skiriasi? Tai pradėkime nuo to, kad čia jau yra visi šou elementai, yra šviesos, yra garsas, yra jau kovotojo muzika, kuri duoda tam tikrą pojūtį. Tas pats yra vedėjas, kuris kalbina, kuris yra jau tada, jis kaip kovotojas yra viešinamas, jau jis kaip ir tokia asmenybė jau kažkokia atsiranda žinoma, kad jau jisai jau kažkur kažką daro, kažką veikia ir tas jau savotiškas jaudulys toksai. O paimkime K1 turnyrai, tai yra didelio masto turnyrai, žmonių daug ir tiesiog ten jie daugiau kovoja dėl garbės, dėl šlovės, kad įrodyt, kas stipriausias, kas geriausias, o čia yra toks labiau jau kaip ir tos asmenybės formavimas, to tokio kovotojo. Kodėl tavo nuomonė SWAT turnyrai yra, turbūt galėčiau pasakyti, viena geriausių platformų augantiems kovotojams? Tai galbūt ne viena geriausia, o vienintelė tokia platforma, nes kiek tekę matyti, daugiau tokių nieks nedaro, kadangi tai nėra, finansiškai tai nėra labai naudinga. Čia labiau viskas yra orientuota į kovotojus, yra į kaip kovotoją, kaip asmenybę.
Čia jie įgauna patirtį, jie įgauna emocijas ir aš manau, tai superinis dalykas. O ar tu manai, kad tokie turnyrai padeda iškilti kovos menų vardams ir gal kažkokį pavyzdį šiaip iš atminties turi? Tai aš manau, tik tokie dalykai ir padeda, kadangi tai yra bilietų kainos nedidelės, yra prieinama daugeliu žmonių. Ir šie turnyrai vyksta dažniausiai mažesniuose miestuose, kad pritraukti į tą didelį miestą tuos visus, kuo daugiau sirgalių. Tai yra superinis dalykas, tai yra toks dalykas, kad kiekvienam prieinamas, tarkim, tai aš manau, tai yra super dalykas. Kodėl verta ateiti į SWAT turnyrą net tiems, kurie nėra sporto fanai? Nes ką paskutiniai mūsų turnyrai parodė, kad mes ne tik padarome gražias kovas, organizuojame, ne tik susikoncentravę į kovų mėgėjus. Mes pritraukėme taip pat ir kažkokius atlikėjus, tarkim, ką praeitas turnyras parodė, kad pritraukėme ir automoto fanus. Tai bandom sujungti tų kuo daugiau bendruomenių, kad tiesiog tas visas kovos menas jisai kiltų į viršų. Tai manau, mūsų tas pagrindinis tikslas tai yra kelt kovos menus. O gali man pasakyti, kokia yra ta Alytaus publika? Praeitas turnyras surinko tikrai labai daug žmonių. Ką tu pajauti iš jų ir ko tikiesi iš jų dabar? Alytuje kiekvienais metais žiūrovai vis mus nustebina kažkuo. Vieną turnyrą buvo peiliai, kita buvo dujos. Šį nežinau, ko sulauksiu. Tai ne tik mes stebinam, bet ir mus nustebina. Tikiuosi, kad dabar sulauksim ko nors gražaus. Taip. Šiaip, kuo alytiškiai išsiskiria, tai gal tuo, kad jie arba labai nepalaiko, arba labai palaiko. Nėra tų tokių neutralių. Tai ką galiu pasakyti, tai tarkim apie mūsų miesto žvaigždė ir visos Lietuvos, kuris užlaižęs visą Europą ir Ameriką, Renaldas Tarzanas, tai jie arba labai palaiko, arba nepalaiko visai. Tai galbūt mes jį irgi pamatysime, nes pateikė paraišką, tai rasime kažkokį galiūną, kuris galės sutramdyti šį žvėrį, tai tikrai paskelbsime. O dabar toks klausimas, jei reikėtų šį SWAT turnyrą apibūdinti 3 žodžiais, kokiais tais 3 žodžiais galėtum jį apibūdinti? Tai bus kovos, garsas, šviesos. Bus daug šviesų ir daug garso. Jo, tikiuosi. Kviečiame visus į Alytuje vykstantį Bushido SWAT X Fighter Forge turnyrą, kuris vyks sausio 24 dieną. Bushido SWAT & Fighters Forge turnyras Alytaus miesto mero taurei laimėti vyks Alytaus arenoje sausio 24-18 val. Nauji ir jau patyrę kovotojai iš Alytaus bei visos Lietuvos. Bilietų ieškok bilietai.lt.